Pabūti miške ir pabėgioti visada smagu. Daugelis jūsų iš namų neišlendate vien todėl, kad manote, jog pasivaikščiojimas miške nuobodus. O jei turėtumėte galimybę išbandyti savo jėgas ir pasivaržyti su savo bendraamžiais, galiu jūs nudžiuginti. Čia renginys kaip tik jums. Čia toks pastovus renginys jau vyksta labai seniai, nuo 73 ar 4. Aš pats pradžios gerai net neatsimenu, vyksta orientavimosi sporto varžybos visiems. Masinis renginys. Mes jį jau pavadinę Orientyras vardu. Ir čia renkasi ir mėgėjai, ir sportininkai, visokie, kas tik tai nori, kiekvieną ketvirtadienį, pavasariais, balandžio, gegužės mėnesiais, birželio dar mėnesį ir paskui rudenį jau nuo rugsėjo, spalio pusę mėnesio dar, kol geresni orai, kol gražesni miškai, vyksta tokios kam treniruotės, kam varžybos, o mes suvedam rezultatus atskiruose amžiaus grupėse. Bėga įvairaus ilgio trasas, vieni trumpesnės, kiti ilgesnės. Mažiukai bėga, ten 1,5 kilometro trasą, ieško 4-6 punktų, didesni daugiau, tie jau suaugę lyderiai, kurie ar šiaip jaunimas stiprus bėga 8 kilometrus kokius trasą, 15-20 kontrolinių punktų reikia sugebėti rasti. Norint pabėgioti po mišką, visai nebūtina lankyti sporto mokyklą. Svarbiausia, noras gerai praleisti laiką gamtoje. Dalyvaut gali visi. Čia nėra jokio ribojimo, nėra jokių, galbūt tik tai yra patys, jeigu pradinukai, naujokai, jiems tas sunkės trasas mūsų yra trasos A, B, C ir pradedančiųjų, tos trasos pagal sudėtingumą. Tai ateina pradžioje, pabando P pradedančiųjų tą traselę, po to jau C traselę, ilgesnę. Na ir taip, kaip kurie nori tą pasirenka, jokių ribojimų nėra. Yra daug, kurie lanko, čia vaikų, kurie lanko Gajos sporto mokykloje orientavimosi grupės, bet yra ir atėjusių mėgėjų iš turizmo, iš šiaip girdėję kažkada, gal tėvai lankė, na ir suaugę veteranai kažkada galbūt užsiminėję turizmų, bėgioja truputėlį, grįžta vėl atgal, praleist laisvalaikio, pabėgiot, ne tai kad plentu, ne tai kad stadione pabėgiot, tai yra čia Grynamorė miške, kai kam tai yra maloniau. Dalyvių amžius neribojamas ir dalyvauti gali bet kas. Taigi pradėti niekada nevėlu. Taip 4-okai, 5-okai pradeda dalyvauti, o mažesni daugiau gal su tėvais atėję būna, tėvai patys jos ar palydi, praveda, dalyvauja ir darželinukai dar, kurie praeina tą pradedančiųjų traselę, 1,5-2 kilometrus arba net ir C traselę, jeigu kokiam lengvesniam miške būna. Tai va, tokie pradeda, o paskui daugumą, tai aišku, mokyklinio galbūt amžiaus yra ir jie jau savarankiškai pagal pajėgumą pasirenka patys, kurie nori trasą. Dviratininkų organizatoriai irgi neužmiršta. Specialių trasų neruošia, bet sudaro sąlygas pasivaržyti tarpusavyje. Yra dabar jau kultivuojamas ir orientavimosi sportas dviračiais ir respublikinėse varžybose tas yra, tai mes čia irgi jau nuo praeitų metų tą grupę įtraukėme, yra mėgėjai dviračiais, jie važiuoja, jiem yra biški paprastesnė galbūt trasa, kad būtų galima privažiuoti labiau keliukais, galbūt didesniais vingiais, bet su dviračiu yra lengviau. Tai yra ir tokia grupė, orientavimasis dviračiais. Dviračių specifika yra tokia, kad punktai šiaip pageidautina, kad būtų kuo arčiau takelio arba ant takelio. Pagal pasaulinės taisyklės, tai iki punkto privaloma važiuoti dviračių nenulipant nuo jo, bet kadangi Lietuvoje ir šiuose varžybose mūsų kol kas yra nedaug, tai įmami paprasti bėgimo punktai ir kiek įmanoma pritaikomi tie punktai, kad būtų galima atvažiuoti kuo arčiau jų, nenulipant nuo dviračių. Manau, toks užsiėmimas sudomino ne vieną mūsų žiūrovą. Kur jaunimui reikėtų ieškoti informacijos apie varžybas? Jaunimas turbūt lengviausiai suranda viską dabar internete. Yra mūsų šito renginio puslapukas Orientyras SKS LT.